Sveiki visi! Iki kalendorinio pavasario jau galima skaičiuoti valandas. Tiek nedaug beliko. Mes stebim bundančią gamtą ir taip išsiilgę žiedų, laukiam jų, vis peržiūrėdami savo vaizdo medžiagą. Ir šį kartą aš jums parodysiu savo šluotelinės hortenzijas, kaip jos mane nustebino savo dydžiu, grožiu. Šiek tiek apie jas papasakosiu ir kaip aš jas auginu. Filmukus apie tai, kaip aš jas sodinau ir genėjau, galite pasižiūrėti. Įkelsiu pabaigos užsklandoje šito vaizdo įrašo nuorodas ir tik paspaudę ant jų galėsit peržiūrėti filmukus. Taip pat, jeigu dar nemokate naršyti YouTube'e ir žiūrite tik tuos filmukus, kuriuos jums pasiūlo, tai siūlau pasižiūrėti dar vieną mano vaizdo įrašą, kuriame pasakoju, kaip naudotis YouTube'e, kaip susikurti YouTube'e paskyrą, kada galima susidėti į aplankus savo patikusius vaizdo įrašus ir jie visada būna po ranka ir galima labai greitai surasti. Taigi, apie hortenzijas. Pradėjau jas auginti visai neseniai. Prieš 2 metus pavasarį nupirkau pirmasias, pasodinau jas taip, kaip jos buvo užaugintos, su daug plonų mažų šakelių, taip jos ir augo. Ir ieškojau informacijos ir suradau, kaip jas galima pagenėti, kad jos būtų stiprios, su tvirtomis šakelėmis ir labai dideliais žiedynais. Pagal genėjimą jas galima formuoti taip, kaip jums norisi. Jeigu norit aukštos, tai rinkitės tą veislę, kuri auga aukštai ir jeigu turite tam vietos, jinai gali savo keroti, tik šiek tiek pagenėjimo, tačiau net ir labai didelę veislę galima auginti kaip puokštę ir neleidžiant jai išsiplėsti labai daug į viršų ir į šonus. Veislių įvairovė labai didelė, nuo didelių 3-4 metrus užaugančių iki nykštukinių ir žemaūgių, kurios auga vazone, ją galima auginti netgi balkone, terasoje. Priežiūra šluotelinių hortenzijų yra labai minimali. Reikia tik pasodinti į tinkamą žemę, patręšti, pagenėti pavasarį. Dėl to jos taip sparčiai ir populiarėja, kad darbo mažai, o atrodo karališkai. Antrą pavasarį aš jas labai stipriai ir žemai išgenėjau ir normavau ūglius, palikau tik po kelis, kad užaugtų stiprios šakos ir tvirtai laikytų savo žiedus. Ir sulaukiau didelių žiedynų. Čia yra fantomas. Per vasarą užaugo tokios ilgos 3 šakos, aukštesnės negu 1,60 m. Pats žiedynas yra šiek tiek ažūrinis, nes tie koteliai tų mažų žiedelių yra šiek tiek ilgesni. Čia dar tik pradeda skleistis. Labai patinka man tokia jų žalia salotinė spalva, kada pražysta. Labai gražiai prieblandoje atrodo, švyti. Šakos labai storos, tvirtos. O čia yra Limelight. Jau šitas žiedynas yra lygesnis ir atrodo, kad tų žiedelių yra daugiau, nes jų koteliai trumpesni. Labai didelis žiedynas. Dar visas gerai neišsiskleidęs iki viršaus. Palikau 3 šakas, tačiau viena dar slapčiomis taip pat išaugo, jinai jau nespės pražysti. Kada labai trumpai genėjau, jau žydėjimas nusitęsė kažkur 2 savaitėm vėliau, bet man užteko, man labai patinka ta jų salotinė spalva. O čia yra Silver Dollar. Palikau 4 šakeles, užaugino štai tokius žiedynus, labai tvirti, žiedeliai prie žiedelio, labai tampriai suaugę. Jis jau pradeda balti, šitas pirmas žiedas, kuris pražydęs, kiti dar salotiniai nepražydę. O čia yra Vims Red. Kažkurioje gėlininkų grupėje mačiau komentarą, kad moteris nusipirko
hortenzija šluotelinė, tačiau jinai pas ją kažkokia išsigimusi, nes ne visi žiedeliai pražysta ir taip jau kelis metus. Tačiau tai yra tokia veislė, kada žiedeliai yra dviejų rūšių. Vieni labai miniatiūriniai, jie tik skleidžia kvapą, o kiti kaip drugeliai išsiskleidžia. Ir toks kaip neriniuotas žiedynas. Čia polar bear, poliarinė meška arba lokys. Jų žiedynai labai primena baltosios meškos galvą. Taip kaip nosį žiūri ir kaktos iškilimai, kaip meškos akys, ausys yra. Kol kas jinai auga vazone, nes buvau dar nesuradusi jai vietos, bet tokia didelė užaugo, palyginus tokiam nedideliam vazone. Svarbiausia, kad jai užtektų drėgmės, neperdžiūtų. Šakos labai tvirtos užaugo, nes nepalikau tų smulkiųjų ir žemai nugenėjau. Laikosi gerai. Žiedynai tikrai nustebino, nes pirmieji, kai buvo pražydę, kai aš ją pirkau, tai buvo tikrai mažučiai, kumščio dydžio žiedukai. Jų buvo daugiau, gal 10, bet labai miniatiūriniai. O kai palikau mažiau, štai kokios grožybės užaugo. Čia prie kito apšvietimo poliarinis lokys. Vakarėjantį saulė labai gražiai žaidžia jo žieduose, labai gražiai atrodo vakare žalių tujų fone. Ryškiai matosi, šviečia iš toli. Patys žiedlapiai yra karpytais kraščiukais. Kiekviena veislė turi savitą atspalvį, savitą žiedelio formą. Taip pat žiedyno forma skiriasi labai. Ir nebūtinai juos reikia genėti taip stipriai ir auginti didelius žiedynus. Čia jau skonio reikalas. Labai gražiai atrodo ir apvalūs krūmai, kurie pasidabinę mažais žiedais. Jeigu auginat šluotelinę hortenziją jau senokai ir su kiekvienais metais smulkėja jų žiedynai ir jau nebeturi to žavesio, kada pradžioje žydėjo didelėmis kekėmis, tai paprasčiausiai reikia prasigenėti plona šakeles, nes ant plonų šakelių užauga maži žiedynai. Patrumpinti šakeles, iškarpyti visas, kurios auga į centrą, nes centre paprastai būna šešėlis, pavėsis ir tenais nesugeba užsimegzti pumpurai ir žiedai, jos vis tiek bus bevertės. Tai prasiretinus krūmą, patrumpinus šakeles. Pats krūmas ir žiedynai laikysis daug stipriau, jeigu to šakelės bus storesnės, ant kurių augs nauji ūgliukai, ir tie žiedynai pastambės. Porą kartų per vasarą aš jas palaistau su geležies sulfatu. Kibirui vandens dedu 50 gramų geležies sulfato. Labai būna gražų žali lapai, ryškus. Pavasarį patręšiu trąšomis rūgščiamėgiams augalams, tai kur tinka rododendrams, šilauogėms. Ir viskas. Daugiau nieko netręšiu. Čia mano frais melba. Jinai taip ir nepražys šiemet. Arba jeigu ir sukraus pumpurus, tai nesuspės. Bet to priežastis yra ta, kad pasodinau ją pusiau pavėsyje. Čia didžialapė hortenzija. Su jomis yra daugiau rūpesčio, kad reikia išsaugoti per žiemą kažkur, tai rūsyje vėsiame ar kažkur pridengti kažkaip. Jeigu nušala šitie ūgliukai, tai jau ateinančiais metais nežydės. Ir šiemet aš ją labai puikiai išlaikiau polikarbonato šiltnamyje, pridengusi per šalčius agroplėvele. Dabar jau žaliuoja. Galbūt sulauksiu žydėjimo. Čia švyti diamantino, pati ryškiausia ir didžiausia savo žiedo dydžiu. Žiedyno aukštis 55 cm. Įspūdinga. Ant 2 šakelių
išaugo toks grožis. Ir laikosi jisai gana stipriai. Tai grasinosi labai didelis ir stiprus vėjas ir lietus, tai įsmeigiau laikiklį ir pririšau, nes gaila prarasti būtų tokį grožį. Apačioje dar išsiskleidė mažesni to žiedo priedai. Lyginant su delnu, tai čia yra gigantiška, milžinas. Šaltėjant naktims šiek tiek parausta jos žiedynas. Ne visos šluotelinės hortenzijos parausta. Yra veislių, kurios būna salotinės, žalios, su baltu perėjimu per visą savo žydėjimo laiką. O stipriau pradeda rausti tada, kada būna temperatūrų skirtumas, kada dienos labai karštos, o naktys atvėstas stipriau šaltos, bet tada pradeda jau jos rausti. Ir dar ką labai svarbaus pamiršau paminėti, kad labai jos mėgsta mulčiavimą. Aš mulčiuoju nupjautą vejos žolę. Sliekai suvalgo ją, perdirba, tai būna papildoma trąša. Ir ta žolė, ta šienelis labai gerai laiko drėgmę. Fantomas labai kvapni veislė. Labai intensyvus, toks panašus į vanilę gal kvapas. Kada vakaras ramus, labai kvepia. Belaukdama to uraganinio vėjo ir lietaus, surišau žiedynus kartu vieną su kitu, nors ir taip gerai stovėjo, tačiau virvele sutvirtinau vieną su kitu. Dėl visa ko, kad būtų tvirčiau. Tai kiekvienas žiedas dar turi viduj tokią mažą burbuliuką, kuris prasiskleidžia žvaigždute. Ir kai tos žvaigždutės prasiskleidžia, labai kvepia. Genėti hortenzijas galima kiaurus metus, išskyrus tada, kai sprogsta jų pumpurai. Nukarpius tuo metu augalas praranda labai daug savo sulčių, nes tiesiog iš žaizdų ilgai teka sula, jos kraujuoja ir praranda daug jėgų. Tai reikia suskubti pabaigoj žiemos, kol dar šalta ir dar tie pumpurai neišbrinkę, va tada ir pakarpyti. Rudenį nukerpu žiedynus. Nepalieku žiemai, nors galbūt ir gražu būtų tokios sausos puokštės, tačiau sniegas jas gali išlaužyti ir jos nulūž bent kur, ne pagal mūsų norimas taisyklės. Nukerpu tik pačius žiedynus, o tas visas šakas palieku ir jau jas koreguoju pavasarį. O pavasarį, kada išsprogsta nauji ūgliukai ir būna labai vėlyvos šalnos, tai jeigu tie ūgliukai pašals, nesigaus jau susiformuoti savo norimos puokštės. Būtinai ją pridengiu. Čia Vims Red rudenį jau pradėjo raudonuoti. Jaunas žiedas, kuris išaugo iš šakelės vėliau, Vims Red turi tokią savybę, kad nors ją nori auginti stačiai, tik tais 1-2 šakas, tačiau jinai iš šono vis tiek privaro šoninių ūglių, kurie gula pažemę, eina horizontaliai. Jo šakelių žievė yra ryškiai raudonos spalvos. Tai kažkoks išskirtinis bruožas. Kaip ir Frais Melba turi išskirtinį bruožą, kad jos lapų galiukai pasidaro tamsiai beveik juodos spalvos. Ir čia jau ne liga kažkokia, bet čia toks yra veislės ypatumas. Silver Dollar šiek tiek aplūžo nuo lietaus, prisigeria šitie žiedynai lietaus, vandens ir stipriai linksta, tai tos plonesnės šakelės, mažesnės apatinės, kartais būna ir nulūžta. Labai gražiai gamta žaidžia spalvom. Pagal žiedo amžių yra atspalviai, kuri pirmiau pradėjo rausti, tai jau tamsesnė, kuri pražydo vėliau.
Tai šviesesnė spalva. Labai gražu. Ir palyginus su rožių priežiūra, tai jom tikrai reikia atiduoti mažai laiko. O rezultatas puikus. Čia ir Frais Melba jau rudeniop pabandė krauti pumpurus. Perkelsiu ją į saulėtą vietą. Taip pat, manau, ir Vanilla Frais mėgsta saulę labiau. Į pusiau pavėsį galima drąsiai sodinti tas veislės, kurios nerausta rudenį. Tai jai nelabai yra ir skirtumų. Čia pas mane šita demontina saulėje. Jau visa paraudusi. O Fantomas ir Limelightas labai gerai ir pusiau pavėsyje atsilaikė. Šiaip nuo pietų būna jau saulė pas juos iki vakaro, bet ryte pridengia tujos. Nu, argi jos negražios. O kvapas koksai. Vims Redley tai labai yra mylima vabalų. Musės vabalai ant jos labai tupia. O čia va matosi tos mažos centre žiedo, mažos žvaigždutės, kurios prasiskleidžia. Baltos mažos žvaigždutės. Niekad net negalvojau, kad hortenzijos kvapnios yra. Čia irgi Limelight atvėrė savo mažas žvaigždutės centriukuose žiedų. Limelighto žiedynai apvalesni, o Fantomo šiek tiek smailesni. 45 centimetrai žiedyno aukštis. Įspūdinga. O čia pagaliau pasodinau jau poliarinį meškiuką. Ir po lietaus jisai staiga man nulinko. Aš iš tolo grįžusi namo, žiūriu, nėra žiedynų, galvojau, lietus ir vėjas nulaužė mano meškiną. Tačiau jis labai gražiai palinkęs. Ir dabar tai tikrai kaip meškiukai žiūrintys tolyn į šoną. Kai išdžiūvo žiedynai, jie labai puikiai atsistatė. Vėl išsitiesino aukštyn. Manau, jeigu būtų neparišti, būtų nulinkę iki žemės. Rudenį taip pat pradėjau rausti. Pritaikiau aš jam čia vietą, šiek tiek reikėjo pakelti aukščiau, nes čia yra užmirkstanti vieta. Tai pakėliau aukščiau, kad šaknys būtų sausesnėje vietoje, nors hortenzijos labai mėgsta drėgmę, tačiau jos nemėgsta stovėti baloje. Tai vat tam aš ją šiek tiek sukėliau. Padariau žvejos atitvėrimo juostos tokį kaip vazoną.
ir įmaišiau į daržo žemę rūgščių durpių, taip pat iš miško spyglių perpuvusių pušų primaišiau, kad ta žemė būtų lengvesnė. O čia mano naujiena. Rudenį pirkau grandiflorą. Dar pirmi žiedeliai ne mano formuoti, tai nedideli. Nuo drėgmės pertekliaus poliarinis meškinas šiek tiek aprudo. Bet jau ruduo nieko nepadarysi, lietus yra lietus. Šią savaitę darysiu pavasarinį karpimą, jau būtinai, kad nepradėlsti. Viską filmuosiu, parodysiu, galbūt ką nors pritaikysite sau. Tai šį kartą tiek. Iki.